Po kiek laiko antras vaikas išėjo pelnyti duonos ir jis eidamas sutiko tą patį senelį, pas kurį pasiliko avelių ganyti. Rytą genant aveles į lauką senelis jam įdavė krepšelį ir stiklinaitę sakydamas: avelės, kur eina, tegu eina, jų nevarinėk. Tik grįždamas parneš parodyti, ką mano avelės ėda ir ką geria. Avelės ėjo į lauką, vaikas paskui sekė. Kada priėjo upę, avelės perplaukė, o vaikas liko šitoj pusėje. Vakare grįžtant namo jis prisirinko į krepšį žolelių ir pasiėmė iš upės vandens. Parginęs aveles sutiko tarp vartėjai senelį ir padavė jam krepšelį su žolėmis ir stiklinaitę su vandeniu. Senelis pažiūrėjęs sako: nežinai, vaike, ką mano avelės ėda, nei ką geria.